nori paskydus, tai buvo čia vagali. Pas mus bus. Alų išstatyk, važiuok pas savo. Tai palauk dar sekmadienį, aišku, kur atsidurs gali. Kur stovit jūs? Kur motociklai? Tai čia jeigu ten ir važiuota, ne? Nežinau, čia kestas to vašyčino. Apsisuk ir pastatyk. Aš čia savo statyk. Vašėts garsas Potioms, solidžias. Здорово! Здорово! Kas gražesnė, Marijos žemė. Viskas gražu, kur aš važiuoju. Aš čia savo atsivarysiu. Labas! Meška tu na! Išlups ranką na! Galim to žagins nunešti. O kur palapinės? Palapinės matėm iš karto į slėnę pusę šikdą nepastatyti. Jie grasų, parodė natų jie. O, iš karto pinigai. Ai, tik anksčiau už visų grėbiau. Apsiženklinė jau. O, jau apsiženklinė. Aha, jo. Nuspirk iš laudis tai kumelį. Palengva, palengva. Seizda pirmiausiai nori prisipratinti prie to arklio, paskui tik jos. Man atrodo, aš jau žinau, kas čia šiemet laimės. Tai palauk, dar čia tik šiandien dar vietoj to atvaru. Bet čia kažkas tokio, aš tai nežinau. Iš karto skarbonkę, Vaida pagerk. Mineralinį sekmadienį pasidėk. O eilė kokia, žiūrėk, ir mūsiškas. O, 1, 2, oi.
Ką tavo būdas geras? O, tu, gerai, visai neblogai. A tai jeigu man vieną atiduotum, būtų dar geriau. Jokauju, ger, man negaila. Ups! O, vėl man paėmė. Dėja tik vienas, bet ir tais gerai. Šitą žalę man paėmė jaučio, ne? Ačiū, taip ir galvojau. Irgi nori šiandien linksmiau, ne? Tai žiūrėk, pataikyti tik į mineralinį. Užtat sekmadienį bus geriau. Žiūrėk, alaus tai tą sočią, mineralinę nebėra. Banda. Iškart visus 5. Tai kažkaip matas, kaip tu norėjai. Nusitaikom ir nepataikom. O, pataikė. Nu dabar jau 3 nukalsė, ne? Skaičiuojam dabar. Vieną pražiopsoji, antrą pražiopsoji ir trečią pražiopsoji. Sakiau 3. Nu. Uop. O, mineralis irgi gerai. Bandam. Nu, kas dar nori pabandyti? Galėtų nors vieną moteris pabandyti, parodyti kaip reikia. O tai vyrai nemoka pasirodo. Moteriai už pabandymą duodam iš kartą alaus. Nu? Temporary or it's a proper one? It's a proper? Ei, tai nepataikysiu. Va. Jei leis biškį arčiau ateiti. Aba vyrai mokykitės kaip Geriuką reikia. nuvysim, kad palygintų. Ne, nu ne, tiek kartų. Jo? Nu duok, Alusai, duok, ką jau padarysi. Palauk, ateik. Nu? Vėl per metį. Nu, Nu? Vėl kaip biliardas, žiūrėk, bet vėl kiaurai eis. Nu? O pataikys kas nors. O, arčiau leisk, arčiau leisk. Yra striptisas visas. Ko neplojo? Ai, gerumą! Nu? Dabar turėtų būti. O, Gėda, vyrai, gėda. Palauk, nepabėg. Eikit, gėda, vyrai. Nu? Bredina.
2, 3, 4, 5, 6, 7, dar 2. Dar 2. Можно оперировку прийти. Dar 2. Dar 2, dar 4, kiek dama yra viena iš apačios. Va, dar 2 ateina. Super. Tuo pačiu principu, kas laimi keliauja toliau, kas pralaimi nekeliauja. Po šito mes eisim į kitos siauros čiuožyklos pusę, tokį sudėtingesnį spalvų golfą pažaisti. Tų dalyvių, kurie pasisyti gerą ranką, ypač dešinę arba vidurinę įspėjimą užsiekės ir gerų intelektų. Tai 5 dalyviai už gerą Gyvenimo sėkmė, vis tu tai
50 metų. Kazlamodinis prie scenos ir aš nuolankus jūsų tarnas Kipšas. Ne, žiūrėkite, kiek entuziazmo iš žmogaus, tai ne? Senas pažįstamas, kad bent rankom chlop padaryti, sveiks, Kipša, kaip tai mylim, kaip pasilgam, nu va, išsireikalaut reikia, ne? Olia! Lab vakar, labą dieną, zdrastai, hello ir taip toliau visom galvom. Na, bičiuliai, artin prie scenos, pradam X-Dreamų. Puikiai atrodo, žinau, kad apkirto tavo tau tinka, žiūrėjau, ne karšta? Tiek, kokia pakentėsit, jo. Va, žiūrėkit, o dabar plojimai dar Maikiai. Jo, prašom, Marčiau, ateikit, ar po vieną leisim, ar iš karto abudu šuniukus? Po vieną, ne? Ne, bet čia tikrai padeda tas vėjelis. Ta malūnsparnį čia reikia pasirišti dabar. Kas mobilė? O šuva gins. Inkarą kokį parešam čia prie tos toros turi malūnsparnį. Tiek žinot bus, man atrodo, ne? Va, iš karto, tokias trumpas instruktažas. Jo, išsitraukiam filmuojančias ir fotografuojančias. Imk! Take the balls! Va, žiūrėkit, Kingas, jo. Tai ko čia šventina jisai tą mašiną? Ovacija, sukelkit, kabytė. Pasirodo piktas baikeris, nes kuriam Kingui įkandamas yra, ne? Okei, gerai. Nu, nėra už kur paimtų, nors iškištų, nors ką nors, biškai tam šūdį būtų už ko paimti. Nors ką nors, ar ne? Kunigai šventina taip mašinas. Jo, pasižiūrėsim, kaip atlaikys. Neblogas, čia iš tikrųjų gerai laiko. Reiktų savo, klausyk, bet sušis įsikandęs, ne? Man atrodo, kol nepalies veidrodėlę, nebandys pradurti padangų, sušis nepaleis turbūt jau, ne? Eina savo, klausykit, plojimai Maikiai. Nusikelkit pavakas, pažiūrėkit, kaip paslytė, kad įvykė šūdis, išvyksta. A, ne? Kaip tau tas suėmimas, ką? Nu, kaip, broli? Baig. Baisu? Nu kur tu? Nelinkėtum niekam. Kunigas nepagalvotų, kad čia aš leidinys. Niekas nemato. Rimtai? Gerai, į tualetą palidėkit žmogą, ne, jis jau ką tik turėjo, čia, taip sakyti, reikalų truputėlį, ne? Nu tai ką, plojimai tarnybinių šunų klubų. Žiūrėjimas šunų, galvo šunų, žiūrėk patasmą, pakursime, jo? Mašiną daužyk su įrankiu, ne su šuniu. A, ne, pažiūrėk, gavo vis tik tai, žiūrėk, įsegė jam, ne? Kaip jauties, Maksai, ką? Žiūrėk, man daugiau gedynė, ne? Okei, taip, kol kas laikas, gerai, nebuvo. Opa, žiūrėk, kad ir dviem rankomis tiek subirina, gerai. Eina savo, žiūrėk. Man tai būtų įdomu, ką jis ten kalba viduj, kaip ir lūpos, taip kažkaip tai subirina. Kūno dalį kažkokį tai? Ranką, ne? Bus mėlynė, Maksai dar, palaikom, Maksai, žiūrėkit. Kas, gerai, pakelkit ranką, kas už sušį palaiko, okei? O kas palaiko Maksą? Žmona labiausiai palaiko, ne? Geras. Nu, eina savo, žiūrėk, viskas, žiūrėk, viso. Jau pasidavė Maksas. Tu pasidavė, tu žinotum. Aš tai norėčiau jums parodyti vieną šposą. Galima dresuotoją, čia truputėlį. Dresuotoją galima. Su sušiu ar be sušio? Su sušiu galim gal, ne? Galite arčiau ateiti. Žiūrėsim, iš kairės ar iš dešinės varyti, žiūrėkit. Ova, Rino, savo kažkiek įkartas, ką? Arčiau dar biškį posūdis. Kuralė, kirmelį gerą, viso. Deja, nebegalim, viso. Koja padėjėmis, nebegalim toliau važiuoti. Žiūrėk, šitas reikiaus. O iš Rino, savo kažkiek. Dažnai jisai tik smarkiai daužo, smarkiai reikia.
nekeičiantis save draugus vedžioja. Čia vairuotojas. Gali būti spyrimus įmai tokius tos pareigas. Pasiimai jo. Gali būti. Nu ką, 3, 2, 1, važiuojam, sako. O, žiūrėkit, nesigirdė. Jie tarės, kaip geriau daužyti. Nu ką, 3, 2, 1, važiuojam. Kirvelis tas pats. Oi, tu savo. O atsargiai draugai per kepurę neužvažiuoti. Oi, tu savo, pažiūrėkit, kaip net kirtys koks varo. Čia. Neblogai, čia neblogai. Tai bus. O dabar yra viena technikos priemonė, nepalaukit, neskubėkit. Čia kiek nori, Ar kas nors yra matęs vonę ant ratų? Vonę ant ratų ir žiauriai nekenčiantis va. Nebuvo tokios taisyklės jo, kad tik tai su vienaračiu baiku gali tai rizikuoja, aš įsivaizduoju. duoda. Lemba dar pradėti. Gerai, vonę ant ratų, vandenį, kad nėra ją pripilta. Nežinau, kodėl tą mergaitę pasisakyta, jei žinote. Čia sėkmės talismanas. Ai, talismanas, ne? Nu geras, plojimai, pišo blogit, su viena ranka, va taip galit, bus kitas filmuojas garantuotai, ne, vaikai. Adėt, gerai pavarė, jo, tas abalatavą galim dar paraidyti. Fū, nu klausykit, gražiai transporto priemonė, kaina tik tai kyla, ne, po tokia baimė, jo. Bet tas brangesnė. visai dar gyva. Tu visiškai posakiai veikia, žiūrėk, virtakai irgi sukas dar virtuškės, ne? Čia tu Gali laidodamas ant pasakyt. stogo daugiau žalos padarė negu jie. Gali būt. Bet aš taip jau nesubraižiau, žinau, kad čia vyrai, žiūrėk, pasistengia. Nu ką, turim dar vieną transporto priemonę, žiūrėk, bet kada kokie 8 važiuoja ant vieno baiko, tai yra pavojaus, kad gali ne tik tai gauti, a ne? Ne tik tai damage padaryti. A ką tą ponę čia su tą šakelę darai, šventins mašiną? Jo, pašventik biškinis su tokia tokia. Opa. Eik, tau, geras. Aš tai nebent nepastebėtų pikas nuo kartą, ne? Nes ir žiūrėti vairuotojus daugiausiai. Eik, vairuotojus. Geras vairuotojus daugiausiai gavo. Nu, žiūrėkit, visas. Всё, ratukas apvažiuotas, vyrai, davai, išvažiuokit. Nu, aš negaliu nepakomentuoti to. Klausykit, pirmą kartą mačiau, kad taip su tokia neapykata, su atsuktumu, ne? Ir jūs matėt vairuotoją baiko. Matėt, jis daugiausiai ir gavo. Nes visi aplinkui daužės, iš šankūlių, iš ko tik tai nori. Nu turim tą. Kaip jaučiasi savininkas mašinos? Ar labai krokodiliškai ašaros rieda? O blecha, reikės paverkti, ar ką daryti, aš nežinau. Reikia važiuoti su juo. Gerai, turim senovinės technikos gerbėjų, ne? Opa. Senas įžas ir plaktukas, ne? Pys, po, šegus. Opa, gerai, kuo padėti, važiuojam toliau, ne? Da, mes plaktuką į vidų, ne? O! Tas geras. Tas neblogai pavarė, bradė, yra irgi specialų net sireną turi. Tik tai aš galvoju, kad su tokia technika tai turėjo kaip minimum žygulį arba maskyčių daužytą, ne? Kažkaip iš šitą pulką tokia minimum. Žiūrėk, vairuotojas vėl tas pats, akelinis vėl kitas. Jis tikrai pinigus ima, davai dalinamės gal per pusę, ne? Nu kažkaip tai, ne, nu žiūri, nu vis tik tai man atrodo, kad neapykata išliet gali bet kas nori, jo. Cyk, su kirėlį, paš, nu šau, tai duoda, žiūrėk. Kapotą dar nepakirta nieks. Jo, normaliai, da, paliau. Gerai, per ilgas ratas, tu kažkaip, bet rankenėlę atsidaryti. Opa, Žiūrėk, čia neblogai, jo. Tas neblogai, įsiraitai jau šitą silintą neblogai. Pasimergas. Jau dabar lieka sakyt, kad negaila. Čia kaip mes mėgstam sakyt, užsipoliruos. Jo, užsipoliruos jo. Nesimatys, vandenį nudažysi, ne, tu paskui tą, jo. Jeigu nėra važiuojančių daugiau Nuojauta. Anstrėlės duodam numetimą, Davai, važiuojam. tu padalė kažką. Jeigu prisimenat iš, praeitais metais, o žiūrėkit, iškrito kažkas iš mašinos. Visai gerą fotkę dar galim parduoti kažkur tai, ne? RRR. Biški padėvėta šiek tiek. Jeigu kas prisimenat automobilį nuo bokšto. Jau vieną kartą mečiau. A ne? Kiek sumokėjai tada? Paslaptis. Paslaptis, okei, žmogus, kaip, kur tas dar žmogus, kur? Kas?
10 eurų ir tai žiauriai lengvai prasisukai, gali būti, kad šiais metais taip nepavyks. Tai kas dar, opa, gerai, per tvorą nepavyks, dar vienas ateina, liuks. Gerai, dar turim dar 2 norinčius. Gerai, pradėkim tokį trumpą aukcioniuką, ne? Kas kiek duodat? Kas kiek turi kišenį, kas kiek gali duoti už automobilio numetimą iš bokšto? Kiek turi? Kortelę irgi imam, žinok, imam kortelę kiek nori visi. Jo, pasižiūrim, kad čia nieko neturi visai, pragėrė viską vakar. Nu, geras, tai kaip dabar darysim? A tu kiek turi? A kiek reikia? Tai visus, nu. Čia kai viskas eina į bendrą katilą, žinai, dabar. Gerai, kiek tu? Nu 10. Gerai, 10 eurų. Kas duoda daugiau iš jūsų? Kiek? 20 eurų. Gerai, 10-20. Kiek? 25. Pažiūrėkit, žygis duoda 26. 40? Ok, žygis 40. Kas dar, žiūrėk, o čia tvacoką atnešė kažkas. Tai kiek, kas daugiau? 50. Kem 5. Gerai, kem 5. Pažiūrėk, kažkas pinigų duoda tau. Vidė, kas tavi? 5 eurų turim jau, gerai, 5. Kas dar daugiau duos, kas? Kem 5, gerai, 55. Dar galvoja, gerai, pagalvok dar. Ok, tai 55, kol kas turim, 55. 50, 60 eurų, žiūrėk, tau kiš. 65, 7, nieko sau. 7-5, 8-5, gerai. Žygis 100 duoda, žygis 100. 105, nieko sau, normaliai, kai lygės kyla čia, 105. Vsio, žygis daugiau pasileido, ne, 105. Kas norėtų, žiūrėk, žmona sako, stop, pipės prisidirbai. Matai, pažiūrėk, sako, vsio. Bet nieko nepadarysi, žinok, žodis nežvirblis, aukcionas ir 110, va, pagalvoju, žmog, 110. 115, normaliai. 115, gerai, 115, 1. 115, 2. 115, paskutinė akimirka, gal kas norėtume dar nugalėti. 115, 3, parduota, plojimai. Plojimai bičių, kuris apskritai žiauriai mėgstam, na vyrai, jums ką, nepasisekė šiais metais vietą tokią, bet mes čia turėsim, žinokit, aukcionų gali būti kur nors kitur laimėsime. Oi, nesaugus, kokios, pinigai paduosim Gagarinui, žinok, jisai ten visą tą reikalą daro. Nu ką, kažkai koks aukštis, kaip jums atrodo, kiek čia panašiai iškelta yra? Plius minus, koks gali būti aukštis čia? 15 metrų, ne? Nu, panašiai, kažkur, žodžiu, apie 10 metrų. Bet va dabar iš Google tai matas, ką parodėjus bišką, ne? Bet, žodžiu, labai gerai, nebe kažką, buvo mašina, ateik čia, ateik parodyk, kaip mes turim tą daryti, kaip tas skirtukas yra spaudžiamas. Gerai, ką galim toliau. Pinigus Gagarinui atiduoti reikia pirmiausia. O tai čia prasisuks, ne, žiūrėk, prižadėjo daug, o daug figa visai, ne, žiūrėk, žygis, negirdėjau žygio. Figaro, žygūtė reiktų savo geras, tu norėjai numestą, ne? Nepaėjo, bet nieko tokio, gerai. Gerai, tuoj, čia ne, biški, įtampos dar šiek tiek. Va, Gagarinis jau skaičiuoja pinigus, trūksta biški, trūksta, ne? Tas pasakė 115, dabar skolintis bėgios iš visų. Bral, ane? Gražu. Šiaip pagal aukcioną taisyklės turėtume nuimti, bet nieko nepadarysi, suma nemaža. Tai gali būti, kad tas kortelę, imam kortelę irgi, galim su kortelę nupipinti, ne? Galiu kalbėti. Trūksta biški pinigą. Va, neša, jau ateidė, čiotkai. Va taip, iš tikrųjų, visokios tokiose šventėse draugai ir prasiskolina, ne? Tai to, tai alaus nupirkti, da kažką, tai leis mašiną numesti iš aukšto didelę. Vsio, pinigai surinkti, nu, bent jau ant kūro tam keltuvui garantuotai užteks. O, pitakas ant alaus liko. Gali būti, kad šiandien nebet turėsi iki vakaro už tą pitaką, tik priraut galės. Ja. Va, žiūrėk, žmona šaukia, atiduok pinigus, sako, greičiau tik tai. Nu, bračiat, nieko tokia,
Tikiuosi, kad skyrybų nepamatysim, ne? Nu ką, skaičiuojam ant palinę tvarką, ne? Nuo 10 iki 0. Ir gali būti, kad tas kazlaubinis, jeigu ant stogą nusileis, tai oras bus geras, ne? Bet jeigu liks ant rato arba ant šoną, bus vėjuota, ne? O jeigu visai nenukrisit, tada liks. Tai darom taip, žodžiu, turim taip, kad nukrist ant stogą. Nu ką, pasiruošęs ant palinę tvarką? 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1, važiuojam! Oi, nesau geras. Gerai, pavyko, ant stogą nusileidę. Vadinasi, oras bus zajapca. Šiandien iš viso, ne, žodžiu, varysite. Pakartot? Kiek duos už pakartojimą? Ai, tik tai pasižiūrėta, ne? Šiaip už babkės mėtam čia aš daug, jeigu ką, tai. Kipšai, Nu? atsimeni, buvo pas mum įvykis, kai nukrito irgi Kazlavovilis ant stogo, atbėga bandurėlis su Bulgarija katalizatoriais įdėlė. Jo, o čia tebėra katolikas? Tai gal leidžiu, gal kas atbėgs? Kas nori katalizatoriaus mašinos? Galėsit pinigus atsimti iš tikrųjų, žinokit. Tai padangas 4 nepradurtas. Jo, tai padangas neblogas. Pakiek, bet garantuotai saliarkas yra miške, ne? Galima nučiulti. Nučiult saliarką? Įdomiai skamba čia. Saliarkai nučiult būtų, gal ir nieka nedėlti. Padarka, jeigu gali būti šuos su ušis, Jeigu savo berniukai, va, bet kiek to stogę bando atkirti, žiūrėk. Jam turbūt bulką stogą reikia. Geras, ne? Man nekingi tie berniukai, sakai. Panas, o ką jūs darytumėt, pavyzdžiui, ateitumėte, jeigu reikėtų Kazlavovilį daužyti? Kaip ką jūs jam padarytumėt? Jo, sakykit, pažiūrėk, ką jūs darytumėt tokiai mašinat? Vyrai tai jie daužo, ne? O ką jūs jam darytumėt? Padegtumėt, va, žiūrėkit, manot, kur logika yra moteriška, ne? Kad sulaikyt, visų pirma reikia padegti. Aš galiu tau paaiškinti, kodėl moteris nori padėti. Nes kažkada senovėje raganus degindavo. Aš tai matau vieną bičią, kuris turėjo mintis. Aš kai suprantu, kad visas nori, žinokit, bernai išleidžia jūs. Ramiai, bernai leidžia. Sutinkat? Filmuositės? Ne? Vyras iš nugaros stovi, tu tik pabandyk, kad nesako. Turim, vieną jau turim, gerai. Eik, žolė, ateik čia. Ateik, pasirodykime. Tos nežmoniškai didelės pakuotės. Opa, įveiktas svoris, taip, dar vienas į finalą pereina. Okei. Taip. Na ir dar vienas kraštinis bodingas iš tos pusės ir turim čia surprizą. Žinot, kaip ten sako, kas užsako muziką, tiksliau, kas moka, tas ir muziką užsako. Tai turėsim dar vieną netikėtą čia šitoj rungty vieną sportininką. Kas jis toks visai neužilgo sužinos, jūs jį gerai pažįstat. Jis čia yra vienas iš tų žmonių, kuris eina. Neužkyšo, pro kažkur oras išėjo, neužteko spaudimo, ne? Bet čia ir geras, maladėt, čiotkai. Super, plojimai, dar vienam sportininkui, bravo. Nu ir dabar paplokit laisvį, žiūrėkit, jisai tą rungtį sugalvoja. Pats sumisnė, ne, ir bandys įveikti, čia aš netgi sakyčiau pusfinalę, ne, pusfinalio svoris. Okei, nu nežinau, laisvės yra stūmės tiek alaus. Stūmės tai nežinau, bet gėrės tikrai yra. Oi, nu sau! Bran, padam, plojimais, padam, ne! Vau! Švelniai padėtų buvo, niekas savo... Nu paplokit jūs bent kaip, rimčiau šiek tiek. Iron Nixų prezidentas. Matėt, kaip nuleidavo tiesiai ant pilvo. Čia buvo Nixai, tai įdogi, čia pakelti yra ką veikti, nuleisti vapšaidami raumenį turi. Tai dar po vieną pakuotę įdam. Svorio padaugėjo 2 pakuotėm iš viso. Taip, šiek tiek nerimo sportininkų akyse, tokio truputį, bet palaikymo komanda duoda. Okei. Biškai net mane prakaits išmušė iš tikrųjų, žinokit. Nes aš žinau, kad tas, kuris laimės, su tuo aš ir gersiu tą alų.
Tai aš labai sergu už laimėtąją, nežinau, kur jie svarbu, kuris jie, tam iš kistelio. Tik pradėjęs šnekėti apie tai, kad gersi žmogus nebeišstūmė. Gaila, kaip ten nebuvo, bet tave myli panas, pažiūrėk, visas tavo atėjo. Gerai. Nu, kur čia sportininko palaikymo? Jo, Aivarėlį, žiūrėk, rimtai jūsų teigis jau laikyti, čiup. Tas tai geras, eina savo, brol. Brol, tu duodi, kaip papajus koks varai čia. Iš špinatų privalgys gal kokiu, ne, kodėl? Jo, Liuks, tau, iš šitą pusę teisingai perėta buvo, gerai. Nu čia rimtai nusiteikęs sportininkas, prieš tai gavom netgi pastabą mes organizatoriai, kad sako, jūs žiūrėkit, kad nuleistų sportininkai grūtynės, turi būti viskas sąžiningai, viskas pagal taisyklės, kaip priklauso rimtam alaus stumimo sportui. Brai, tu maladėt, eik tu savo, tai geras. Žemaits? Brai, Žemaits. Eik tu savo. Biškė trankytė panyžo mane šiek tiek. Nu ką, gerai, turim dar vieną sportininką. Jisai nepasiduos nei žemaičiam, nei lenkam, nei latviam, kas jau tokie nebūtų, visiškai papliuotė, ne? Gerai, žiūrim, kaip kol kas svoris yra rankose. Žiūrėkim, svarbiausia jį ramiai savo nuleist ir paskui Įveikta. Geras. Braždokit visi. Dar po vieną pakuotę įdėta, čia tiksliai netgi paskaičiavus, dar pasižiūrėjau. 3, 6, 12 alaus ir 4 energetinę. 12 alaus ir 4, tai žodžiu, alaus sportininkui, o energetinis mergom. Tai žodžiu, kada jūs sugalvosit, tai ne pas sportininkai, jeigu laimėsi, turėsi neblogą kraitį čia varyti, jo. Tai čia visų draugai, žinok, jisai bus, jeigu ką, jo, jeigu laimės, tai bus visų tikrai. Gerai, Norkas sakė, pirmas jo geriausias draugelis, jo, pasirašėm, prilaikom truputėlį svorį, pasižiūrim jo, kad tik tai nenutiktų jokios, neduok die, alaus dizasterė nelaimės jokios. Opa, pakelta ir, jo, stop, dėja, nepraėjęs sportininkas, kaip pažiūrėk, netgi, Aivarai, palauk, kaip į tą pusę. Aivarai, nepabėg, prašau. Aivarėlį, kol kas lyg ten, nes tik tai 3 sportininkai lyg Aivarai, tai kol kas lyg. Į tą pusę, Aivarai. Aivarai, į tą pusę pereik tenai. Kadangi 3 sportininkai, 3 vietos ir tu einu savo. Rimtai? Opa! Tu šoksi žemyn su juo? Pliomba geras, eina savo, gerai palaikas sportininko. Kitas pratimas visai, ne, bet plojimai, pažiūrėkit. Jis net nebandė reiks svorį, eik kol kas į tą pusę, ne. Nu ką, Žemaits. Kol kas tokia kiekį alaus dar nieks nereveikis. Bet Žemaits yra pasiryžęs įrodyti, kad tai yra visiškai įmanoma. Nors yra buvę išdrybose, kad, man atrodo, dar gerokai to alaus buvo ir daugiau pastumta, bet ten buvo viską. Plyša raumenys, taip, o dabar rimtie šiek tiek. Tai ką, turim nugalėtoją. Vis paladardant, žiūrėk, aš noriu dar vieną tokį pasišnekėti šiek tiek, jo. Žiūrėk, dar po vieną uždėti, nes iš tikrųjų, ką tu išstumiai, tu tą ir laimi. Tai jeigu dar įdėsim po vieną pakuotę, ne, tu laimėsi dar daugiau. Tai bandom dar dėsnį svorį. Okei, pakėlė pirštą, Žemaits, sako, dar po vieną. Normaliai, jo, šiek tiek. Panas, padarykit jam masažiuką kokį nors šiek tiek, truputėlį pamygykit. Aišku, nusimauk viską, ką galite. Okei. Fu, įtampa, ne, Žemaits bandys iš Aukštaitijos išsivežti visą alų. Tiksliau, kiek pakels, kiek išstums. Sveina savo, da po vieną pakuotę, kaip pakuotės pačiuose kraštuose. Išsibalansuoja įrankis ir ne taip lengva yra jį net išlaikyti, ne? Nu, ir Žemaits! Aiktus, ką? Dar vieną! Brali, žinokit, ėjim taip, žodžiu, dėkite energetinį, nes po to jau net nebėra kur įdėti. Kas čia bus dabar?
Aivarėlis, rimtai? Supykai? Supyk Aivaras, nu gerai, jūs laikykite iš karto, gerai. Jo, nes Aivarėlis gali būti, kad, nu. Keliam. Papais niekad nepasiduoda, matė? Jis niekad nepasiduoda, bet aš supratau, kad kodėl jis tą darė, jis norėjo, kad Žemaitis pailsėtų truputėlį, ne? Nu ką, tai dar po vieną pakuotę įdėjom, ne? Nu, Žemaitį. Atain čia. Prigulk ir stumk. Ok. Palaiko visi Žemaičiai Žemaitę, ne? Palaiko aukštaičiai, palaiko draugai visi šestės iš Latvijos ir iš ko, ne? Iš kur čia dar po vieną energetinį, dar, žiūrėk, apetitas atsiranda ką valgant, dar žiūrėkit, pirštas buvo pakeltas. Ok, žiūrėkit, čia tokia taisyklė, bet jeigu neištumsi, praloši viską. Tai dar po vieną energetinį. Ne apsiau, stabdam? Gerai, užtenka? Jeigu pakidė, čia reiks organizatoriai, sako, jeigu pakelsi 3 dadėsi, kaip darom? Žinai kaip, gali kelt dėl šlovės grinai, ne? Nu gerai, įdėkim dar po vieną energetinį, įdėtai jau, ne? Ok. Bet nežinau, kiek čia gali būti svorio, ir daug maž per metus, kai čia pats įrengs, iki... Aš jau nebenoriu skaičiuoti, kiek čia. Sunku, apskritai yra sunku skaičiuoti baikerių, žinau, kad jie tik kilometrus gali skaičiuoti, kiek svorio tada laus kilogramą, dar kažkokį be šansų visai. Fu, čia net muzika biškį prityla, Žemaitis prireikia. Молодец, geras, tu du. Ne, mes dadėjom viską, ką galim, žinok, viskas yra, ten daugiau viskas yra. Jeigu tu išneši visą alų, vyrai nebepamatys ilgiausių konkursų kojų, supranti, kada reikalas yra, tai va. Pamatysi gyvus, bro. Tai po tos rungtys, tai man atrodo, kad tu niekada nepamatysi. Nu tai ką, plojimai nugalėtojai, ne? Plojimai Ieškok draugų, kurie padės čia svarbiausia dabar yra dar vieną vietą, susirungti rimties vieną vietą, kad reikės susirinkti visą alų ir jį išsinešti nuo scenos. Kur Papajus? Laimėti. Papajus visada padės išsinešti viską, ne? Nu ką, susirinkti, draugėlis visus įnešam alų, nešam nuo scenos. Priklo yra, ar nuo to sakies, nuo špėtė, rimtai? Okei. Президент може Что? Užsikryžė tosi. Ai, nesam, brali, Господи, šiek tiek į kraštą. Šiek tiek į kraščiuką. Nuo lentos. 3 taškai, bro! Užskaitom, bravo. Geras, ir iš karto prizą. Kur prizas? Jo, čia tam spiritukai nugerta, ne, šiek tiek. Gerai. Nu va, dar vieną dainį panelį, irgi matas ne pirmas į kiekį barnuoj laiką, ne jau? Gerai, pasirašėm. Opa, kaip skaniai netgi sakyčiau įsidėjo, ne? Jo. Spaudimas? Ai, labai panašiai. Dar bent 2 bandymai. Gerai. Antruoju. Opa. Aš negaliu nepastebėti grakščių judesių sportininkės, ar ne? Rankos sukryžiuotos, ar ne? O taip gražiai, taip. Taip ir... Opa! Turim čempionę praktiškai. Nesau, kaip fainiai. Yes! Žinai, kas įdomiausia, kad tai prieš tai buvo mama, o dabar gal dukra. Matas, kad gerai subuvo. Jo, čia yra... Šelmininė ranka. Nu, brat, nežinau, man biškai per žostkai skamba, tai aš nežinau. Bet kaip ten bebuvo, jo. Gerai, mamas treniruojas, ar ne? Treniruojas. Mamai duka pasitreniruoja. Nu, Laisvis. Ok, Laisvis prie sportinės linijos. Jis pats sugalvoja tą rungtį, pats ir pirmą akį išvėlė, tiesiog tiesiai. Gerai. 3 bandymai. Nukratyti reikia pasirodo, ar čia atkreipėti. Jo, burtai, kad nelytų. Laisvai, gerai. Opa, antrų bandymai. Biški nedatraukta. Nu ir trečioji, spaudimas biški. Spaudimą, Laisvai. Užkimus biški toj pusėje, žiūrėk, daugiau atsiras gal. Opa!
Bandyti savo, biščių netraukia. Laivai laisvė reikia. Išbandyti rūdyti. Jo, galim stot kur nori, jo. The barman show. Nebojtis. Don't be afraid. Boys? Boys. Gerai, mažai, boys. Jo. Чуть-чуть. Dobrze, jeszcze, biški, da, чуть-чуть, patražniko, ne? Jo, bet va čia prasideda fainiau jau, čiut nenorėjau, mačiau, ne? Sportininkai. Žiūrėk, irgi savo, piribojus. Jeszcze jeden. O taip, gerai, nusispjaunam, ar ne? Kaip tikri. Opa, ir taip, paima. Tai moškas, talentos. Bravo, plaimai, sportininkai, pirmas iki išbandė rungtį. Apdovanoja pačius pačiausius, labiausiai iš toliausiai atvažiavusius, gražiausią, seniausią baiką, geriausiai išlaikytą baiką, restauruotą baiką konkursą, ne? Tai šiais metais turim bent 3 nominacijas. Turim 3 nominacijas, į visas tas 3 nominacijas dabar paskelbsim. 4. Ten irgi, ten ne nominacija, ten toks surprizas, žinai, apie ką mes kalbėjom. Jo, okei, 4. Ten netgi neprieš, ten surprizas visas yra. Okei, tai pradėsim nuo BMW motociklo. Iš toliausiai atvykęs, net 270 km. Senu BMW motociklu atvykęs, 84 metų Kazimieras su BMW. Tai ne Kazimieras 84 metų, jo BMW 84 metai jūs. Negalvokit, 84 metų, gerai Kazimierą, linko aukštinių. Ir tu Kazimierą irgi 84 metų, rimtai? Broliai. Rimtai? Vat net... Darom reportažą dabar iš vietos.
Eik tu savo, nakties jūtas, klausyk. Aš vieną kartą bandžiau paprašyti, kad prisidėk duotų cigarečių, net tai tokį šraitą, kad gali... Okei, kas merginas, kas telefoną pametė? Nu gerai, tada mano. Paskambinkit kaip jūs, rimtai tu įrodė, kad šitą buvo. Sulūžęs toks, ne? Gerai, okei, po šito konkurso. Ja, super, klausyk, po šito konkurso galėsi parduoti telefoną ir nusipirkti naują. Okei, nu ką, panas, taisyklės turbūt žinot, ar ne? Ilgiausią koją skaičiuojam nuo nuogos kūno vietos, ar ne? Reikia pakelti tiek, kad būtų nuoga kūno vieta. Tos, kurios nusirengsit visiškai ir iškelsit ranką aukštyn, mes skaičiuosim.